Pirmasis jo pasisakys Maskvos Srities Chimki vyriausias treneris Rimas Kurtinavičius. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Žalgirio komandą ir trenerį ir savininką. Tikrai puikia pergalė. Manau, kad visiems patiko. Išskyrus man rezultatas, bet nieko nepadarysi, kažkas turėjo pralaimėti. Visumoje patenkintas varžybų eiga, varžybų kokybė. Ir mes, aišku, tai nėra kažkokie atsiprašymai, bet šiuo metu mes nesame stipriausios sudėties, mes turėjom problemų. Bet džiaugiuosi, kad mūsų vyrai kovėsi puikiai ir jų tas paskutinės minutės mes buvome į pergalę. O šiaip manau, kad Žalgiriui šitą pergalę priduos daugiau pasitikėjimo prieš sekantį etapą Eurolygai. Na, linkiu žalgiriečiam sėkmingai sužaisti. Klausimų treneriui? Treneri, neskaudu būti nušaltam Kaune? Pripratau. Pasikeitė žmonių amžius, daugelis ateinančių žiūrėti, turbūt net nežinau, kas aš esu, kaip esu davęs Kaunui. Jie kitaip žiūri gyvenimą. Na, mano toks darbas. Kažkur man ploja, kažkur nušvilpia. Aišku, gaila, kai grįžti, mums tave nušvilpia, bet savam kaime pranašu nebūsite. Daugiau klausimų? Su Žalgiriu teko prieš porą mėnesių žaisti. Kas labiausiai pasikeitė jų žaidime per tą laiką būtent? Na, aš jau minėjau vakar, kad Žalgiris įgyjo pagreitį, įgyjo pasitikėjimą ir netgi, sakysim, šiandien rungtynėse, nesvarbu, kad mes visą laiką pirmavom, kontroliavom varžybų eigą. Žalgiris nelūžo, kai buvo pradžioj sezono, jie vis tik kovėsi, kovojo dėl kiekvieno taško, o pasekoje ir laimėjo. Manyčiau, pasikeitė pasitikėjimas, atsirado darna. Aš manau, kad į šią komandą daug tokio įnešė nematomų vėjų Šalingą, kuris, kaip jis tapo tokiu balansu tarp energijos ir išlaikyto žaidimo, taip pavadinčiau. Netgi nežiūrint į tai, kad jisai pelno ar nepelno taškus, jis yra komandos dalis, didelė komandos dalis, ir jo buvimas aikštelėje visada nemalonus varžovui. O koks Žalgiris būtų be Vimso? Na, nenorėčiau išskirti atskirų žaidėjų, aš niekada nekalbu nei apie tą komandą, kurią pats treniruoju, kadangi propaguoju komandinį žaidimą, ir jūs matot, mūsų komandoje yra daug jaunų žaidėjų, bet jie lygiaverčiai kaunasi iš to pačiu Vimsu. Na, aišku, žmogus atėjęs iš geriausios lygos pasaulyje, galinį metimą išsprendė taip, kaip reikia, kad nekiltų niekam klausimų. Tai didelis žaidėjas ir manau, kad Žalgiriui, nežinau kaip kitiem Europos klubam, bet Žalgiriui tikrai pasisekė, kad pavyko jį pasirašyti visam sezonui. Dvikovos gale turbūt vis tiek visi žinojo, kad Vimsas ims kamuolį ir ant savęs viską, ar ne? Ar paaiškite būtent gynybą prieš jį, kaip jį sulaikyti? Ne, mes nepaaiškėm gynybą, mes paprasčiausiai nenorėčiau čia dabar pasakoti, ką mes turėjom daryti. Viena, kad punktas, ką mes daryti, mums nepavyko. Bet norėčiau pasakyti dėl pačio pasirinkto sprendimo, nes paprastai, sakysim, nėra taisyklės, kaip sužaisti galvą. Yra laimingas pasirinkimas arba nelaimingas. Šiandien mums nelaimingas. Paprastai mėgstu gale anksčiau subauduoti, kad žaidėjai mestų baudas ir kontroliuoti puolimų visą galvą. Šiandien mes pasirinkom tokį sprendimą, kad gydytis iki galo. Aišku, kaip parodė rungtynių eiga, sprendimas nebuvo, nesakyčiau, neteisingas, nebuvo sėkmingas. Na, bet žmogus lygiai mokais, kiekviena komanda kitaip sprendžia, ypač situacijas, kada reikia laimėti. Mūsų komanda yra stipresnė, kada mes kontroliuojam.